Žmogaus sveikata priklauso nuo 3 dalykų. Ta žino kiekvienas, kadangi Pasaulinė sveikatos organizacija yra deklaravus apie tai jau turbūt per visas įmanomas žiniasklaidos priemonės. Tai yra adekvatus fizinis aktyvumas, adekvatus maitinimasis ir puikiai emocinė būklė. Džiugu yra tai, kad būtent mityba yra vienas iš tų 3 banginių laikančių žmogaus sveikatą. Jeigu kalbėt apie mitybą, tai vėlgi turbūt nebus žmogaus, kuris nuo gimimo su tuo susiduria. Ir didžioji dauguma žmonių iš tikrųjų tai domisi, ką, kaip, kodėl reikia valgyti, kokį produktą pasirinkti, kuriam teikti pirmenybę. Tačiau, kaip ten bebūtų, vis tiek susiduriam su vadinamom civilizacijos ligom, tai yra ir nutukimas, ir širdies kraujagyslių ligos, ir cukrinis diabetas, tai yra jau bazinės ligos civilizacijos, tačiau yra ir daugelis kitų, pavyzdžiui, virškinimo sistemos ligos, kurios turi būtinai būti sudedamoji dalis, tai yra tam tikras maitinimasis. Mes gydytojai dietologai vadinam tai dietiniu gydymu. O jeigu kalbėti apie žmogų, kuris lyg ir nesergantis niekuo arba galų galiais jis serga kažkokia lėtinė liga ir tos lėtinės ligos gydymo sudėtinė dalis, dietinis gydymas taip pat gali būti. Taigi maitinimasis, kaip mes bevartytume, turėtų atsirasti žmogaus kasdienybėje. O dažniausiai darom truputėlį kitaip. Laiką taupom valgymo sąskaitą, valgom prabėgomis degalinėje, mašinoje, kur tik tai galim, darbo vietoje arba aplamai prisimenam apie tai, kad reikia valgyti tik tai vakare. Norisi pasakyti, kad apie maitinimąsi, apie tinkamą maitinimąsi, apie sveiką mitybą žmogus išgirstų galbūt tuomet, jeigu tam reikalui suteiktume kažkokį pikantišką pavadinimą. Nes kažkodėl išgirstame mes tam tikrų dietų pavadinimus, kurie turi, linksmus netgi užvardinimus. Teko skaityti netgi Jėzaus Kristaus dietą. Tai, sakysim, bet žmonės vadinasi skaito, tai yra patrauklu. O čia sveika mityba, sveikas maitinimasis lyg ir nuobodokai skamba. Bet vėlgi norėtųsi pakartoti tas galbūt ir nuobodžias, bet šventas taisyklės, kurias reikėtų neužmiršti ir kiekvieną dieną savo kasdienybėje jas taikyti. Visų pirma, tai valgymas turi tapti dienotvarkės dalimi. Ir negalima ne tik, kad praleisti valgymų, bet ir užmiršti, kad valgiau, nevalgiau, kada valgiau. Tiesiog tai ir turėtų būti taip, kad maloniai leidžiu laiką valgymui, pasirinkdamas maistą, matydamas, ką aš dedu į savo lėkštę, mėgaudamasis tuo maistu. Nes mūsų maistas jis privalo būti ir skanus, malonus ir tinkantis ne tik kūnui, bet ir dvasiai. Tai dar vieną iš tų 3 banginių galėtume tuo pačiu maistu ir pamaloninti. Taigi labai svarbu yra valgymo režimas. Kita svarbi sveiko maitinimosi sudėtinė dalis tai yra maisto įvairovė. Paprastas būdas, jeigu galim pasižiūrėti taip pat daug kur informacijos galima surasti, tai vadinamas maisto pasirinkimo įvairios piramidės arba tiesiog įvairiais kitais pavadinimais tai vadinasi, bet yra žinoma ir aišku, medicinos mokslas tą įrodęs, kad yra 5 maisto produktų grupės ir iš jų visų mes turėtume kasdieną gauti maisto. Jeigu nepavyksta kasdien, tai bent jau savaitės bėgyje turėtume užtikrinti tų maisto produktų įvairovę. Tai yra grūdinės kultūros, tai yra daržovės, tai yra vaisiai, tai yra baltymus duodantis maistas, gali būti ankštinės daržovės, gali būti mėsa, žuvis, kiaušiniai, tai yra pieno produktai. Niekas neuždraudžia sveikos mitybos sudėtyje įtraukti ir taip vadinamųjų tiesiog džiaugsmą suteikiančių arba komfortinio galbūt maisto, tai yra saldumynų arba šiek tiek riebesnio padažo. Visa tai taip pat gali būti, tačiau matant, žinant, kada paskutinį sykį aš valgiau ir mėgavausi tuo, taip kad tiesiog ne kasdien saldainis, bet tam tikrų ritmų kiekvienam žmogui pritaikant individualiai, jisai taip pat gali atsirasti racione. Taigi režimas, maisto produktų įvairovė. Ir svarbiausia, kad valgant reikia valgyti. Reikia neužmiršti, kad tuo metu nei kompiuteris, nei televizorius, nei laikraštis neturi rūpėti. Turi rūpėti tai, kad aš mėgaujuosi pačiu valgymo procesu. Žodžiu, sveikatą mes galim tvarkyti paprastu būdu.
Tai yra matydami, ką, kaip ir kodėl valgom. Mūsų klinika yra pirmoji dietologijos paslaugas teikianti klinika Lietuvoje. Ji buvo įkurta 2001 metais. Šiuo metu jau dirbame 6 gydytojos. Na, visi gydytojai yra baigę gydytojų dietologų studijas Kauno medicinos universitete, Vilniaus universitete. Ir mūsų įstaiga, aišku, yra akredituota ir turi licenciją, turi leidimą, taip sakant, teikti šias paslaugas. Taigi mūsų klinikoje dirba tik tai kvalifikuoti specialistai. Kokias paslaugas mes teikiam? Na, aišku, turbūt dažniausiai sulaukiame tokių klientų, kurie kreipiasi dėl svorio koregavimo, svorio mažinimo. Bet su malonumu padedame ir mokytis, tinkamai maitintis arba tarkim, na, kaip žmonės prašo subalansuoti mitybą, sužinoti, kaip reikia gerai valgyti, kad maitinimasis vyktų sveikatinančiai ir taip toliau. Aišku, kad dietologas padeda gydyti arba gydo ir tam tikras ligas, kurių metu maitinimasis yra labai svarbus. Tarkim, tai yra podagra, tai yra inkstų ligos, tai yra širdies ir kraujagyslių ligos. Na, aišku, kad ligų sąrašas yra labai ilgas ir, na, labai daug ligų metu yra svarbu maitinimasis. Turbūt, kad viena kita tik liga, kurios metu maitinimasis nėra svarbus. Na ir dar vegetarinio maitinimosi klausimais, taip pat konsultuojame vaikų maitinimosi klausimais. Mūsų dažnai klausia ypatingai tie, kurie stengiasi koreguoti savo svorį, klausia, kokią jūs metodiką taikote, kokią dietą, ar pagal tai ir iš viso pagal ką. Tai noriu papasakoti apie tos metodikos esmę. Na, iš tiesų, lieknėjantiems svarbiausia yra pakeisti maitinimąsi taip, kad visų pirma žmogus jaustųsi komfortabiliai, kitaip tariant, laimingas, tai besimaitindamas. Tuo pačiu svoris turi kristi, o jau gydytojo dietologo reikalas ir jo kompetencija yra nustatyti jam reikiamą režimą valgymo, sudaryti reikiamą maitinimosi planą, išsamų valgiaraštį, suskaičiuoti, kiek reikia kalorijų ir kitų maistinių medžiagų tam, kad svoris mažėtų. Mes tai jokių būdų nevadiname dieta, todėl kad liekninamoji dieta dažnai asocijuojasi su tokiu trumpalaikiu režimu, trumpalaikiu valgymo pakeitimu, po ko žmogus tiesiog negali ilgiau tiek išlaikyti ir vėl grįžta prie senų valgymo įpročių. Taigi mes nesiūlome dietų, mes neigiame tas populiariasias dietas, tas populistinės dietas ir kiekvienam individualiai parenkam, pritaikom maitinimąsi pagal dabartinius to žmogaus įpročius, parenkam, kokie turi būti pakeitimai to maitinimosi ir tai tiksliai labai nurodom. Tai vat ilgalaikio svorio metimo svarbiausias komponentas tai yra pakeisti valgymo įpročius. Taigi pirminio apsilankimo metu mes kalbamės, mes užduodam tikslingus, kryptingus klausimus apie maitinimąsi. Aišku, aiškinamės buvusias ar esamas ligas. Mes atliekame tyrimus, atliekame antropometrinius matavimus. Tai yra ūgio, svorio matavimas ir labai svarbu kūno sudėties tyrimas. Bioelektrinio impedanso pagalba mes išmatuojame kūno riebalų kiekį, raumenų kiekį, vandens kiekį organizme, nustatome riebalų pasiskirstimą, ar yra padidėjęs taip vadinamų visceralinių arba vidinių riebalų kiekis. Ir šiuos tyrimus kartojame tam tikrų periodiškumu ir lyginame, kaip keičiasi riebalų kiekis, ne tik svoris, bet ir riebalų kiekis ir kiti kūno audiniai. Na, dar vienas iš labai įdomių ir svarbių tyrimų, ką galime atlikti klinikoje, tai yra medžiagų apykaitos greičio matavimas. Kas tai yra? Medžiagų apykaitos greitis tai yra kalorijų poreikis per parą.
žmogui energijos arba kalorijų reikia tokiems dalykams. Reikia tam, kad būtų aprūpinti energiją vidaus organai ir jie galėtų veikti, tai yra bazinė medžiagų apykaita. Vat šitą dydį mes ir nustatom atlikdami tą medžiagų apykaitos greičio matavimą. Tai yra svarbiausias ir didžiausias žmogaus kalorijų poreikis. Tai atliekama su Med-Gem aparatu, tai yra toks kvėpavimo tyrimas, kuriuo metu žmogus ramiai kvėpuoja keletą minučių ir mes kompiuterinės programos pagalba gauname galutinius rezultatus, kurie mums labai padeda sudaryti maitinimosi planą individualiai tam žmogui.